Šiandien visai gera diena, gavau laišką. Man parašė iš vienos įmonės, sako, gal tu gali pabandyti atlikti užduotį, mes pasižiūrėsim, kiek tu kietas. Na, aišku, kitais žodžiais jie parašė, tai man labai įdomu, kas ten per užduotis. Pabandysiu padaryti ją per kelias dienas, bet prieš tai kavos. Vakar žmonės maloniai nustebino, pradėjau nereklamuoti. Sukūriau Give Me Stats Fantasy Community, WhatsApp'e, sukūriau grupsą ir pakviečiau žmonės padžioininti. Tai per vakar pridžioinino 10 žmonių, nesitikėjau, galvojau pridžioinins keli ištikimiausi mano fanai, bet pridžioinino 10. Tai smagu. Grupiai, ką aš darysiu, tai mokinsiu žmonės žaisti fantasy basketball, Eurolygą konkrečiai, ir kartu pitchinsiu savo projektą. Tai norėčiau, kad per šios metus ten pridžioinintų 100 žmonių, iš tų 100 žmonių 20 žmonių dar pareklamuotų. Ten buvo vienas iš 2, dabar 2 iš 2, antra iš 2 kodinimo sesijų šiandien. Kaip gerai, esu laimingas, kai gaunu 2 kodinimo sesijas. Bet kodinsi ne savo projektą, kodinsi tą taską, tą užduotį iš įmonės, kuri gal pasamdys mane, gal ne. Nepavyko užbaigti tos užduoties, bet pamačiau, kad tik dar keli subscriberiai nauji prisijungė į WhatsApp grupę, į tą community. 11 žmonių prisijungusių. Ačiū, Hebra. Nors daugiausiai nelietuviai prisijungia ir nemato šitą video, bet vis tiek ačiū. Diena numeris 2. Čia labai važiavau pro šalį, sakau, užsuksiu. Labai man miela vieta, čia dirbu 10 metų. Gerai, o dabar važiuosiu. Šiandien nusprendžiau nekodinti ne iš namų, ne iš ofiso, aš kažkur išvažiuoti. Kažkur, kas čia paskui? Kodin, bet prieš tai žinoma kavytas. Jis parašė vienas fanas į tą Give Me Stats Fantasy grupę WhatsApp'o. Jeigu tu nori pridžioininti į WhatsApp'o Fantasy grupę, linkas apačioje pridžioinį, atrašau ir kodint. 2 valandos kodinimo jau išseko. Gaila. Eilinė diena ofise, nieko ypatingo. Pasikūriau API endpointą, pasikūriau puslapį, pasitraukiu duomenis iš API endpointo ir atvaizduojas puslapyje. Lygos rezultatų puslapėlį sukūriau čia dabar besidėdamas. Nieko įspūdingo, bet gerai žingsnelis prieki. Let's go! Tos kodinimo sesijos kavinėse, ypatingai tarp žmonių, aš labai kažkaip jas mėgstu suromantinti. Man jos labai romantiškai atrodo ir aš labai kaip ir mėgstu nuvažiuoti ten pakodinti, bet kiek tik važiuoju, man nesigauna produktyvi sesija. Tikrai tai yra antiproduktyvi sesija. Pavyzdžiui, šiandien atėjo žmonės per pietų pertrauką matyti ir atėjo senioras, junioras. Junioras yra dar kartu ir new joineris ir senioras mokino juniorį ir jie ten biškį pietavo, kavą geria. Tai biškį toks buvo distraction, biškį man maišė dirbti. Tačiau tai galėjau nueiti prie kito staliuko atsisėsti, kur mažiau žmonių. Nepadariau to, tai nėra čia ko skustis.